Sveika, Dalia. Mes jau modernios tapom, ar ne? Truputį pasikeitė mūsų studija. Jo, labas Silvija. Man ir vėl karšta. Man ir vėl laukia per karštą, bet aš kažkaip išgyvensiu. Žinau, kad didžioji dalis žmonių džiaugiasi šilumą, tai aš pasidžiaugsiu irgi už juos. Jo, džiaukimės už tos, kurie paplūdimėje dabar kaip silkė sugulė, vieną šalia kito, kepina vieną, paskrudina pusę, kitą paskrudina. Turbūt, ko mes nepadarėm, tai nepadėkojom savo klausytojam ir savo subscriberiam. Tai labai dėkui, kad mūsų klausot, kad reaguojat, kad pasakot, kas jums patinka, kas nepatinka. Tai labai jums dėkui. Dalinkite su savo draugais, artimaisiais, giminėm. Irgi jo, tai dabar iššokam iš naujo. Sveiki, mūsų mėly klausytojai. Jūsų tiek daug šiuo metu, taip netikėtai, man netikėtai. Dėl to, kad aš nesitikėjau, kad netikėtai ir taip, kaip man faina, iš tikrųjų, dėl to. Tai labai džiugu, kad gretos didėja ir esam klausomos. Labai iš tikrųjų smagu, kad kažkam tai, kaip čia, rezonuoja mūsų pokalbiai ir mūsų patirtys. Tai ačiū, kad esam klausomos, girdimos. Tai smagu. Šiandien mes iš tikrųjų susirinkom pakalbėti tokia lengva tema. Bevažiuodama čia pagalvojau, kad turbūt aš šitai temai, žinok, dėčiau N18. O tema yra tokia, kad ko nežino apie mūsų vaikai ir ko nesupranta. Ir turbūt, kodėl kilo noras pakalbėti, aptarti ir prisiminti, tai vėlgi turbūt auginant vaikus, kurie jau yra dideli paaugliai, kai kuriuose vietose, kai aš jam papasakoju, ką mes veikdavom, jie tiesiog nesupranta. Nes vienas iš tokių dalykų, turbūt ir tu atsimeni, kad kai buvai paauglė, vaikas, buvo toks žaidimas šokinėti per gumytę. Atsimeni? O, taip. Ir visos panos tiesiog praleisdavo vasaras lauke, mokykloje per pertraukas, tiesiog jeigu suskamba skambutis, kažkas kažkur išsitraukia gumytę ir visos panos šokinėja. Jeigu neturi, tai tada jungiasi į tos trikampius arba keturkampius, jau šokinėja didesnė žmonių dalis, mergaičių dalis. Ir ten nuolatos. Ir atrodo, kad tas dalykas turėtų tiesiog kažkurią tai dieną atsibosti. Ne. Aš save atsimenu, kad ne. Ir jeigu kieme nebūdavo kažko, tai su kuo galėjai pašokinėti gumytę, nežinau kaip tu, bet pas mus buvo taip labai paprasta. 2 kėdės namie. Ir tada namie strikalioja ir strakalioja. Ir kažkada tai vaikai buvo dar mažesni, aš prisiminiau, kad kaip faina yra šokinėti gumytę. Ir aš parodžiau tai vaikams. Tarsi, jie stovėjo išsižiojo, žiūrėjo, kaip motina linksminasi ir paskui uždavė man klausimą, o kame čia esmė? Nes jie tiesiog, ir yra tas, kad nesupranta to kaifo ir to smagumo, šokinėti per tą pačią gumą, ten suklysti, vėl stoti, laukti, kol kitas šokinės ir taip toliau ir panašiai. Ir aš galvoju, kodėl jie nesupranta, bet turbūt, kad labai daug stimulų kitokių yra jų gyvenime. Nes vėlgi mūsų gyvenime tai kas buvo? Televizorius, kuris rodė 3 kanalus, paskui jau rodė daugiau. Kas laukas draugai ir viskas, kaip ir laukia daugiausiai ir darai. O kodėl N18? Todėl, kad iš tikrųjų tikiu, kad ir tu savo paauglystėj ir vaikystėj esi pridirbus tokių dalykų, kurių turbūt net ne tai, kad nenorėtum, kad žinotų tavo vaikai, bet turbūt, kad nesusigalvotų taip padaryti, ką mes darydavom.
ką tu apie tai manai ir kokios tavo patirtis? Ir ką tu apie šiaip šitą temą manai? Mano pirma mintis buvo, bet tu ir atsakėjai, o kodėl jiem buvo neįdomu, kai tu jiem parodai tą žaidimą, kuris buvo, dabar, kaip sakytų, šiais laikais viral. Aš mačiau, kai tu pasakoji ir aš matau tą vaizdą pradinėje mokykloje, kad tiesiog mes skubam, pirmas dalykas, su skambučiu bėgsim į kiemą, jau nusičiupę tą gumytę ir ieškom per langą, ar bus vietos, nes tiesiog nebūdavo vietos tam kieme, kur sustoti žaisti tą žaidimą. Tai, o vasaros tai būdavo nuo ryto iki vakaro, mes tiesiog grįždom prie to žaidimo, nes pavargdom, tada kažką kitą ir galiausiai vėl žaisdom tą patį žaidimą ir jis mums nenustodavo būti įdomus. Bet labai įdomu, aš, pavyzdžiui, kada nors susimąstai, kad tai buvo, tik mergaičių žaidimas. Berniukai prisijungdavo, bet jiem nesisekdavo. Taip. Ne? Tai būti tokiem šokliem ir jie jų neužkabindavo. Tai buvo tik tai mergaičių žaidimas. Aha. Jo, nes būdavo, jiem matydavo, kaip mums linksma, jie pabandydavo, bet jiem nebūdavo taip linksma, nes jiem taip nesisekdavo gerai. Ir taip, jie netapdavo ten mūsų nuolatiniais partneriais žaidimų. Tai tiesiog natūraliai netgi ir mes žaisdom skirtingus žaidimus. Visą aš atsimenu vaikystėje, būdavo berniukų žaidimai, būdavo mergaičių žaidimai. Retai mums būdavo įdomu kartu žaisti, aš dabar tą atsimenu, iš tikrųjų. Tas, kad, tai buvo kažkaip, aš nežinau, kaip dabar yra, tiesą sakant, neatkreipiau dėmesio, bet natūraliai nieks mūsų neskirstydavo, mes patys susiskirstydavom žaisti tai, kas mums įdomu būryje. Taip bent jau buvo. Okei, dabar tavęs klausau ir aš galvoju, kad turbūt pasmaugom, kai aš augau, tai pas mus kieme buvo gumytė, kurią šokinėdavom. Tai buvo iš tikrųjų mergaičių tema ir labai rimta. Bet visus kitus žaidimus, aš sakau, aš nežinau, vėlgi turbūt priklauso ir žaidimai tie patys, bet turbūt ir priklauso ir nuo regionų. Nes, pavyzdžiui, mes kieme nuvarydavom kvadratą irgi lygiai taip pat iki naktų. Mus pakviesdavo mamos grįžti namo. Tai tada, kai sutendavo vasarą, arba tada, kai, nes žaisdavom kvadratą automobilių stovėjimo aikšteliai, tai reikia dar atsiminti tai, kad automobilių nebuvo tiek dabar automobilių aikšteliai, arba kol ten jau užstatydavo mūsų, kaip sakant, zonas automobiliais ir nebūdavo kaip žaisti. Bet varydavom su bernais, tai tik daina. Tada nežinau, ar tu esi žaidus tokį žaidimą kaip Alibaba? Buvo, pamenu, jis gal nebuvo toks ant bangos tuo metu, bet jo, žaisdom. Tas, kur Alibaba, čia buvo sluga, na, 5-10, ten kažko, tai man, kur šneki žodžius nesupranti apie ką, bet supranti, ką daryti. Tai va, irgi varydavom su bernais, bet tik tai tiek, kad turbūt skirtingai susirinkdavom. Kiemai skirtingi buvo. Mes turėjom mergaičių kiemą, pas mus berniukų buvo mažuma. Ir jie eidavo greičiausiai į kitus, kur nors kiemus, kur daugiau bernų, kad galėtų žaisti ten futbolą, kašį. Nes tada labai krepšinis buvo ant bangos ir atsiradę gal ir buvo tų aikštelių tinkamų su krepšinio lanku žaisti berniukam, nes mūsų kartos šiek tiek skiriasi ir tie kiemai irgi keitėsi. Ir mes turėjome mergaičių kiemą ir iš tiesų pas mus buvo tie žaidimai, kas mums įdomiau mergaitai, mums nereikėjo taikytis, ką čia grupėje žaisti. Tai gal dar tas lemia, kokia tavo aplinka. Tai pas mus labai mergaitiška aplinka buvo, mes mergaičių klubą buvom įkūrę ir vasarą netgi darydom turnyrus, estafetės, atletikos, ten mes prizus vienus kitam susigalvodom, įteikdom apdovanojimus. Pas mus aktyvus buvo mergaičių lyderių kiemas, tokių vyresnių buvo, nes labai amžiaus skirtumas didelis, vyresniais jos ten sugalvodavo dalykus, organizuodavo. Ir
labai graži vaikystė ir gal kas, ko nežino dabartinė karta ir ką aš mažiau matau, mes buvom lauke. Mes labai daug būdom lauke ir labai daug žaisdom tų žaidimų ir kas nuostabiausia, ką mes turėjom galimybę turėti, vaizduotę labai didelį. Mes daug galėdavom atsiskleisti per vaizduotę, sugalvoti dalykus, kaip čia ką padaryti, nes mums nebuvo pavyzdžių jau sugalvotų. Tas kūrybiškumas mūsų, jis labai turėjo galimybę, ir tie žaidimai, jie būdavo iš tikrųjų labai vaizduotės, labai kūrybiški. Aš galvoju, kad, žinai, pavadinkim taip, iš deficito tai atsiranda. Nes bet kokiu atveju, sakau, aš irgi pilnai tau pritariu, kad anksčiau būdavo bausmė, jeigu tave mama parvaro iš lauko, dabar toks jausmas, kad bausmė, jeigu tave tėvai išvaro į lauką. Ir atsirado iš deficito, nes nežinau, ar jūs žaidavo tokį žaidimą, kuris vadinasi 12 pagaliukų. O, tokio nepamenu. Tokio nežaidėt. Surenki 12 šakelių pagaliukų, tai reiškia tą, ką randi lauke, pasišiukšlinę, sudedi į vieną krūvą, ne, ir kažkas tai eina ieškoti. Tai reiškia, kad irgi žaidžia būrys vaikų. Tuos pagaliukus išmeta, arba išspardo, nes dažniausiai tu spardai, nes jie guli ant žemės, tu jas išspiri. Tas, kuris ieško, surenka pagaliukus, juos sudeda vėl į krūvą, ne, ir jisai turi ieškoti kitų vaikų, bet lygiai taip pat ir saugoti tuos pagaliukus, kad kažkas atbėgęs jų vėl neišspirtų. Eik, tu sakoks, tokio nepamenu. Atsimenu sekretus, ką darydavom. Irgi, tai Dieve mano, tu paimi, irgi prisiminiau, tu deficitas ir tas toksai, kur tu randi stiklo šūkę, bet tokią gerą turi rasti stiklo šūkę. Taip, nes tada pririnkti tokių, kaip tu sakai, irgi, pavadinkime, mes tada buvom tokie floristai, labai gamtos gražių objektų ar kažką. Tada atkasi duobukę, ten sudedi gražiai kažką ir uždedi tą stikliuką ir užkas. Taip, buvo laimė rasti permatomą stikliuką. O taip, nes dažniausiai būdavo butelių rudi arba žali. Tai jeigu rasdavai baltą, tai būdavo wow. Tai aš įvardinčiau tai, kad dabar kaip aš tai matau, tai tikrai aš matau kaip dovaną, kad mes neturėjom pertekliaus. Nes su perteklium, neturėjimu pertekliaus, mes turėjom galimybę nepatirti to nuobodulio, kurį aš dažnai vaikuose matau nuobodulį. Aš nepamenu, kad mes neturėtum ką veikti. Aš to nefiksuoju, kad aš būčiau pavargus nuo nuobodulio, vangumo, to aš tokio mažiau atsimenu, kad būčiau turėjus. Ir tikrai ne nuo cukraus tiek energijos būdavo ir nebūdavo sunku atsikelti ryte, tu tik pramerki akis ir tu lauki, kada tu bėgsi į kiemą pas draugus ir gal jau bus susirinkę, gal nereikės tenai, bet net jeigu būni susirinkę, tu to aplankysi ten kažkokias savo vietas kieme, tu dar pabūsi vienas kieme, čia irgi faina. Ir man gražu, ką aš prisimenu, nors aš tiek daug žaislų neturėjau, bet aš tuos, kuriuos turėjau, man nenusibosdavau su jais žaist. Dar tą prisimenu, ko gal neįsivaizduoja dabartiniai vaikai. Ok. Nes aš galvoju, irgi, tu sakai, kad išeidavai vienas, bet daug buvo, aš sakau, vėlgi, mūsų miestai skiriasi, nes buvo tradicija, tu išeini, tada eini pas draugą į kitą visiškai rajono pusę, ateini pas į duris, skambini į duris, atidaro mama ir sakai, o gali išeiti į lauką? Ir mama sako, jisai išėjo pas aną ir aną, ir tada tu vėl eini dar į kitą rajono pusę ir tu skambini tam draugų ir tada jūs dviese išeinat. Bet aš turiu omeny, kad čia vėlgi turbūt atminties klausimas, nes tu irgi turbūt žinojai visų savo draugių ir draugų telefonus atmintinai. Kiek dabar žinai telefonų atmintinai? Aš žinai mano telefonų atmintinai.
Oi, nejuokinkite, ponė. Aš tada tų telefonų irgi tiek daug, gal nežinau, tiek daug jų nebuvo. Visų pirma, laidinis telefonas, aišku, buvo, bet buvo, tai tie surašyti tie skaičiukai buvo. Tie telefonai kitokie buvo, jie buvo iš 5 skaičiukų. Labai, nes, pas mane miestelis mažas. Mažiukas miestelis. Ir 5 skaičiukai, juos lengva labai atsimint buvo. Ir dar toks dalykas, pas mus bent jau nebuvo labai įprasta skambinėti, nes tu tiesiog gali visur nueiti. Aš nedidelė miestelį augau. Tu visur gali, kur reikia nueiti ir, kaip tu sakai, paspausti į duris ir paklausti, labą dieną, Inga gali išeiti į kiemą. Ir mano draugai praktiškai, tai va tie kiemo draugai buvo. Vaikų buvo pakankamai tavo kieme, gimstamumas buvo geras ir tų jaunų šeimų tavo name užteko, kad ten susidarytų geras būrys draugų. Ir jeigu tau reikėjo nueiti kažkur, tai ten, kaip tu sakai, saugu buvo nueiti į kitą kiemą, į kitą miestelio galą. Aš pamenu, kad mes turėjom tiek daug laisvės, tave visi tam nedideliam miestelį, vis tiek tu eisi kažkur ir jei kas ne taip, atrodys, jau bus pranešta tavo tėvam ar ten kažkas, tai vis tiek užfiksuos. Nes būdavo tetų daug, kurios stebi, kas vyksta aplinkui, kas tos kur tokios garžnai šitose bokšteliuose sėdinčios. Dažniausiai kokia močiutė sėdi prie laiptinės. 2, 3, pas mus tai dažniausiai kažkaip 2, 3 aukšte aš pastebėdavau stebėtojus. Matai, pas tave turbūt prie laiptinės, bet pas mus tai... Arba pro langą išlindė. Pro langą. Tokios. Jo, bet vėlgi turbūt referuojant į tavo klausimą apie saugumą, aš nežinau, ar būdavo saugiau tada, ar yra saugiau dabar. Aš manau, kad labai daug kas pasikeitė dėl informacijos sklaidos ir greito sužinojimo. Nes, o kitas dalykas, bet kokiu atveju, aš taip galvoju, kai tu esi vaikas ir gyveni saugioj savo šeimoj, nes, vėlgi, šeima, draugai yra tavo saugumo zona. Tu net negalvoji apie tai, koks pasaulis gali būti nesaugus. Taip, tas vidinis savisaugos instinktas ir tą, kad tau ten tėvai papasako, kad žiūrėk, ten, nežinau, nuo amžinųjų, iš nepažįstamų neimk jokių saldainių, arba ten niekur nesiesk, kur tave kviečia, jeigu tu nepažįsti. Nešnekėk su tuo dėdį, kurio tu nepažįsti. Tikrai taip. Taip, tai visi šitie jungikliai, saugikliai buvo įdėti, bet aš taip galvoju, kad tu kai vaikas, tu net negalvoji, kas tau yra saugu. Nes vėlgi ir tas taip, čia vėl, žinai, grįžtant į mokslą, net mūsų smegenys formuojasi iki 25 metų, kurios ir veikia tą jungtim, kur, greičiau smegenys veikia po 25 metų. Dėl to paaugliai ir vaikai linkia labiau rizikuoti, jie kartais atlieka tokius dalykus, kur tu žiūri ir galvoji, tarsi, kodėl turim tai. Nes aš, pavyzdžiui, save prisimenu, kad labai, matai, naujai statomose rajonuose, tuose miegamuosiuose rajonuose Vilniui. Ir kadangi aš Vilniui gyvenau Pašilaičiuose, tai paskui statėsi ten Fabijoniškės ir taip toliau ir panašiai. Ir tų statybų būdavo daug. Mes žaisdavom statybose. Aš dabar suaugusiojo smegenim, kai pagalvoju, kad aš, nuo stogo, nuo požeminio garažo stogo, tai vis tiek jisai yra aukščiau žemės. Šokinėdavom žemyn žiemą, nes, sniegas. Tai labai smagu. Labai smagu. Aš irgi dabar suvokiu, kokios galėjo būti pasiekmes. Tai, kad mes statybose, statomam naujam name, eidavom žaisti gaudynių, arba slėpinių, dabartiniam mano smegenim, aš suprantu, kad, čia vienas toks ir viskas. Bet taigi smagu, nes mes tą patį darėm. Lygiai tą patį, kaip įdomu, mes tą patį veikėm. Mūsų smagiausi žaidimai buvo vėlgi išraustos gatvės, keitė, nežinau, ten turbūt šildymo sistemas ten tas, ir ten tokie didžiuliai grioviai iškasti buvo.
Ir mes ten eidom žaisti, mes ten šokinėdom, ten būdavo tie tokie didžiuliai betoniniai sustatyti šuliniai, jie sukrauti keliais aukštais, nu ir mes nuo jų šokinėdavom, užsilipę, tie nariukai mūsų puikiai tam tinka dar vaikiški. Amortikai tie tokie. Taip, ir smegenėlės irgi lygiai taip pat. Lygiai taip pat, taigi smagu, taigi nuo aukštai nušokti, žiūrim, užlipam dar aukščiau, gal mes dar nuo aukščiau galim nušokti ir bus viskas gerai. Ir ten buvo toks nedastatytas, irgi eidom ten apaugęs tokiais šabakštynais, ten žalčių galima būdavo, kažkokių gyvačiokų, ko ten kartais besišildančių ras ten tų betonų. Tai nedastatytas prekybos centras, sovietmečiu jį pradėjo matyti statyti ir kai viskas griuvo ir ten dar liko tokie griuvėsiai, tokie nedastatyti vidury miesto. Tai mes ten eidom, nes ten apaugę krūmais ir tais betonais lakstydom, gaudynę žaisdom aukščiau žemės, ten vadinom tą žaidimą. Ir dar ten visokių gyvybių rasdom ir ten puikia vieta, nes ten daug aukščiau žemės vietų. Jo. Ir visokių pavojų ten, ir kokį žaltį gali pamatyti, kaip juokinga, jeigu kokia mergaitė įsigąsta, o tu dar ten gali parodyti, ir jeigu mažiau baili ir sakyti, žiūrėk gyvatį. Tai yra taip normalu vaikam vaikystėje, kai tu išbandai tokius dalykus. Atradimo džiaugsmas. Jo, taip, tai yra patirtis, tai yra kažkoks grūdinimas psichikos, manau. Socialiniai gaujo kažkokioj būt bendruomenėje, jos dalimi ir žiūrėti, kur ta riba, kur tavo drąsos riba, kur tavo rizikos riba, kaip tu elgsiesi vienokio ar kitokio situacijoje, jeigu kitam kyla pavojus. Ir tai yra taip normalu ir gerai būti, va tokioje, aš manau, vaikystėje, kokią mes ją turėjom. Ir susidurti su įvairiom situacijom. Kuo įvairesniem, tuo geriau. Kuo tu anksčiau tas patirtis turi, tuo geriau, aš manau. Ir dėl to, aš be galo džiaugiuosi, kad aš neužaugau kažkam burbule. Ir daug mano kažkokių gebėjimų galėjo formuotis. Aš tai matau kaip puiku. Tai yra sveika, normali aplinka. Nes aš niekada, taip galvoju, aš nebuvau kažkur tokioj riboje, kada tai buvo labai nesaugu. Nu, kas vaikui yra nesaugu. Aš visada jaučiausi saugi, kad ir kur bebūčiau, aš jaučiausi saugi, nes kažkur aš visada esu... Bet tai yra, būtent, kad tai yra, aš saugioje aplinkoje augau, tai yra šeimoje. Ir aš niekada nejaučiau tos baimės, kad jeigu aš dabar prisidirbsiu, tai man pizdiec bus. Aš grįšiu, jeigu tėvai sužinos, aš būsiu sulupta. Niekada nebuvo tokios minties, nes aš tiesiog augau normalioje aplinkoje šeimoje. Ir jeigu kad ir kas nutiks, jeigu aš susižeisiu, jei aš įsipjausiu, jeigu aš ten nukrisiu pernelyg, tai aš grįšiu ir man bus uždėtas pleistras, bintas ir tada turėsim pokalbį, nu tai kaip čia dabar tau gaunas. Ir vėl lauką. Ir tada galėsiu, kai man vėl viskas gerai ir aš galėsiu vėl su tuo bintu eiti į lauką ir sakyti, žiūrėkit, žiūrėkit, ką aš turiu ir pasididžiuoti savo draugam, nes nu čia kieta. Tu kieta nusibrozdinai, nu tai čia normali vaikystė. Tu neturėjai, jeigu rando kažkokio, nežinau, dar dalykų, tai ką tu veikiai savo jaunystėje. Ir aš kai tokį klausimą užduodu neretai būnu kitiem. Galbūt ne tos pačios, ypač tos pačios kartos sakydavo, Pala, tu neturi nei vieno rando, ką tu veikiai vaikystėje. Ypač bernam būna, kai tu į medį nelipai, ką tu veikiai? Tiesiog mokėjo būti be randų. Nu, tai toks mano klausimas, man tai atrodo normalu turėti tokias normalias patirtis. Tai aš nežinau, ar tai žinau dabartinė karta, tai tu papasakok. Nes tu daugiau su tuo turi. Manau, kad vėlgi, žinok, mes grįšim, apsuksim ratą ir grįšim prie to pačio. Jo, žinok, manau, kad labai priklauso nuo tėvų, nepriklausomai nuo to, kuri karta. Ne, nes vėlgi mano tėvai, aš taip galvoju, kad
tai politiniai situacijai, kada aš buvau vaikas, jie buvo labai labai liberalūs, labai leisdavo, turbūt reiktų sakyti man, ne, nes aš turiu brolį, bet brolis šiek tiek kitokio charakterio ir jam šiek tiek kitokie dalykai buvo įdomus. Man leisdavo, pasireikšti. Manęs dalyje dalykų neribojo. Dėl to turbūt mano toks ekspresyvizmas ir lipimas į tas pačias statybas ir žaidimas su, net nežinau, ar tai kas per medžiagą yra karbamidas, nežinau, ar tu esi... Ten, kur apšiltinimo ta medžiaga, gal ne? Ne, ten pas mus vadinasi lipučkė, toks tamsiai rudai kažkoks tai daiktas, toks grinai kaip besitampanti tokia statybinė guma. Aha. Tai vat tuo apšildindavo langus, tai mes ją iš statybų pasivogdavom ir jinai būdavo mūsų kramtomoji guma. Esu apie tai girdėjus. Kur, ta prasme, tu gali pakramtyti vos, nes, įsivaizduoji, cheminė statybinė medžiaga, tai tiesiog yra šlikšti. Bet kadangi kramtomos gumos nebuvo, o reikėjo žiauriai kitam būt, tai va tu ten ją bandydavai kramtyti, aišku, nepavykdavo, išspjaudavo, bet rasdavai jam visokių kitokių, kaip sakant, pritaikymo kam nors. Bato ant kojos prisukti arba prilipdyti ir taip toliau. Buvo dar kitas, sakau, buvo karbamidas. Iš tikrųjų, va, dabar pagalvojau, kad net niekada nepasidomėjau, ar tai tikra medžiaga, ar netikra medžiaga ir kam jinai naudojama. Nežinau, kad irgi būdavo statybose, tokie balti kaip kreidos gabalai. Aha. Ir jie suputodavo nuo vandens. Tai kadangi vasara, vandens nėra, tai tu prisimi to karbamido gabalų, visi apstoja ratu ir spjaudo, nes labai faina kaip putoja. Tai tiesiog toks buvo mūsų vaikystė. Šitų vaikų vaikystė ir paauglystė, jinai šiek tiek kitaip eina, todėl kad jų galimybės kitokios, jų matymas kitoks, jų galų gale, kaip ten bebūtų, jų pasaulėžiūra ir pasaulio matymas, jisai yra N+K kartų platesnis negu kad mūsų buvo pasaulis. Ne? Mūsų pasaulis buvo kas? Jūra, jeigu tau pavykdavo nuvažiuoti iki jūros, močiutė, kaimas, tėvai, kiemas, draugai, mokykla. Viskas. Mes žinojom, kad yra kažkur užsienis, yra didysis užsienis. Lenkija, kur kažkas kažkada išvažiuodavo ir parveždavo Donaldo kramtomos gumos. Viskas. Ta prasme, tavo pasaulis yra siauras. Tu, kai vaikas, to nesupranti dar. Mes, pavyzdžiui, aš nesuprasdavau, kad, žinojau, kad yra užsienis, kad pagal geografinį žemėlapį tu žinai, kas yra pasaulis ir tu matai, kas yra pasaulis, bet tu nejauti, kas yra kitas pasaulis, ką reiškia būti kitoj šalyje. Ne? Šitie vaikai jau puikiai žino, mano vaikai yra tikrai apkeliavę daug daugiau šalių, negu kad aš iki šiol esu apkeliavus. Jo, nes žiūrint, ką tu įdėsi vaikui į tą sąmonę, ką jam tai duos. Aš visada galvoju, ką man gero davė tai, kad aš tiek daug iškart pateikta neturėjau, vėlgi, aš tiek daug, gal sakau, tų žaislų neturėjau, tiek daug informacijos aš neturėjau pertekliaus. Ir ką man tai davė ar atėmė iš mano dabar tuo, kas aš esu. Kiek mane tai praturtino, o kiek galbūt galėjau aš gauti, jei būčiau tai turėjus. O to toks ir palyginimas. Tai čia labiau turbūt filosofinis klausimas. Jo, čia filosofinis. Nes mes gyvenom kitokiais laikais, su kitokiom patirtim ir aš vėlgi turbūt galvoju. Kas buvo tam užsienį, nes dabar aš irgi galvoju, aš gyvenau toj kartoj, kur jie turėjo tų kelionių. Čia priklausė jau nuo to, kokiam tu socialiniam... Kiek pinigų turi tavo tėvai, jeigu labai grubiai. Taip, paprastai tariant. Tai aš gyvenau ne tai, kad tu negalėjai išvažiuoti laikotarpis. Jau čia kita dekada. Ir paraleliai ta pati klasė buvo, kas turėjo ir naujesnius
žaislus ir jų daugiau ir greičiau gavo tuos pirmuosius ten technologinius žaisliukus ir nei jų pasaulio matymas, aš taip manau, labiau praturtintas buvo, nei galbūt, nes kartu mes mokėmės ir per daug dalykų ir komunikacijų ir mano tie draugai, jie buvo vieni kiti, gal netokie artimi. Tai gali ir praturtinti, ir nubukinti, lygiai taip pat ir nupiginti tą žmogų. Tiesiog kartais tie dalykai juos padarė gal labiau išlepusiais, galbūt labiau nuobodžiaujančiais ir ieškančiais kitų stimulų daugiau, nes tų stimulų jie kur kas daugiau turėjo. Tai viskas priklauso, vėlgi, į kokią tu aplinką, kokioj tu šeimojasi, kokiom vertybėm ta šeima gyvena ir kaip visa tai pateikiama. Kaip duotybė, tai taip, tu daug apkeliavai. Užaugsi, ar dar turėsiu kur keliauti, kur tau bus įdomu. Ar tu jau tiesiog nuobodžiausi, ar norėsi keliauti per kitus stimulus, kažkokius tai narkotinės medžiagas. Apie tai ir dabar daug kalbama, apie dabartinę kartą, ir apie jų psichikos sveikatą, ir čia galbūt liečia ir kitus dalykus. Aš džiaugiuosi, kad tiek daug stimulų taip anksti nebuvo apdalinta, nes aš matau, kaip kartais tai ta duotybė, tas turėjimas daug, labai jaunam amžiui turi ir tamsėje tą pusę. Tai aš vėlgi kalbu, aš džiaugiuosi, kad mes ten vaikystėje daug laiko praleidom, kad ir ten su pagaliuku paišydami ant sutrypto takelio kažkokius tai žaidimus, patys sugalvodom ten kažkokius žaidimus. Ir gal aš tik vėliau nuvykau pirmą kartą į kažkokias užsienio šalį, apie kurią tik skaičiau knygose. Bet aš skaičiau knygas, nes aš dar negalėjau ten į kokią, nežinau, tolimą šalį nuvykti. Aš nuvykau skaitydama knygą ir man tai labai daug davė. Tai taip, gal jaunimas, nežinau, kiek labai žino, taip mes skaitydom knygas. Ir labai daug knygų perskaitydom. Tais lietingais vakarais mes vietoj TikToko atsiversdavom popieriaus tokį surištą iš daug lapų, gražų, tokį stačiakampį. Čia kaip kas, žinok, aš klausau tavęs visiškai iš nerelatinu su tos stačiakampį, keturkampį. Taip, tokia iš popieriaus surištas daiktas, vadinosi knyga, ten daug raidelių buvo, labai mažai daug. Vėliau, iš pradžių daug piešinukų, o vis paskui su amžiumi mažėjo tų piešinukų tose knygelėse ir aš skaitydavau knygas. Ir tai vienas nuostabiausių dalykų, mano turbūt, kad aš tada turėjau laiko, kai buvau vaikas, paauglė ir tai mane labai formavo. Tai aš turiu vieną iš dalykų paminėti, knygos mane formavo kaip žmogų, kaip asmenybė. Nes aš ten susipažinau su tam tikrais herojais, aš pažinau, koks gali būti pasaulėvaizdis, kokios vertybės, kas gali vykti pasaulyje. Ačiū Stephenui Kingui, nes jo nuostabi kūryba parodė, kokia žmogaus psichologija sudėtinga. Ir kad yra juoda ir balta, ir ten daug atspalvių yra žmoguje. Tai vienas iš dalykų, ko galbūt tau tėvai nepasakys, ar kiti žmonės nepasakys, bet gali pasakyti knygose apie tai, koks pasaulis yra, kas yra vertybių skalė, kas visi šiti dalykai. Tai gal kartais geriau nei, nežinau, šiais laikais tai daro ir nežinau ar geriau, daug visokių influencerių. Teta Silvija tarė žodį. Jo, nes aš dabar matau, kad, taip, mažai žmonės laiko turi šitiem dalykam, į kažką pasigilinti. Labai viskas greit vyksta. Žmonėm reikia ten kiek sekundžių reelsai. Kas dabar skaitys knygą, koks jaunuolis? Aš bandau įsivaizduoti, turbūt retas, tikrai rečiau. Nežinau, ką tau atsakyti šitą tokį klausimą, nes manau, kad labai priklauso nuo knygos, labai priklauso nuo mokyklos. Vėlgi mes grįžtame tą pačią švietimo sritį, kur aš
aš čia mano subjektyvi nuomonė, kad labai smarkiai švietimo sritis vėluoja su vaikų branda ir suvokimu. Bet, nesutinku. Prie ko čia mokykla? Prie ko čia knygos ir mokykla, skaitymus ir mokykla? Prie ko čia? Kaip prie ko? Nieks manęs mokykloje neskatino skaityti. Mane mokykloje skatino skaityti ir aš neskaitydavau knygų. Mane mokykloje pradinėje bandė skatinti, aš nei vienos knygos neperskaičiau. Aš pradėjau skaityti, nes man tapo įdomu. Nes šeimoje skaitė knygas. Matai. Ar mes jau perkeliam atsakomybę? Čia gaunas toks vien mokykla atsakinga, kaip vaikas. Mokykla atsakinga už labai daugą. Tik tai tiek, kad mokykla turbūt neprisijima, kaip čia dabar taip teisingai išsireiškus, mokykla nespėja paskui vaikus. Niekuom. Mano suvokimo. O Dieve, kokia netobula ta mokykla buvo, ir kai aš augau. Visko ten buvo. Ir tada buvo tos reformos, ir jos keitėsi, kai aš ten, kol baigiau tą mokyklą, kiek ten tų reformų buvo švietimo. Tai turiu tave turiu nuliūdinti, jos reformas vis dar vyksta. Tai aš girdžiu šitą dalyką ir jos turbūt nesibaigs niekada. Ir nespėja, nes tas tempas taip keičiasi. Keičiasi mūsų realybė gyvenimo ir sunku šiaip žmogui spėti su viskuo, kaip greitai viskas keičiasi ir tai mokyklai lygiai taip pat ir tai švietimo sistemai irgi yra tokioj duobėj, nes ir nežinia, ar kas žino tą teisingą atsakymą, ką reikia daryti. Būtų gerai, kad atsirastų tas žmogus. Ir kad visi būtų labai patenkinti tuo. Nes, bet tai yra vėlgi tik dalis gyvenimo yra. Tai yra viena detalė, vėlgi apie tas pačias knygas kalbant. Nei manęs ten privertė tą mokyklą, kur bandė ten daryti tai, skaityti, aš tai dariau dėl savęs. Nes man tai tapo įdomu, aš ten kažką radau. Galbūt, kad aš mačiau, kad krūva ten yra tų knygų ir jas atsiverčia ir skaito mano tėvai. Jie man didesnį įtaką darė, ačiū Dievui. Taip ir turi būti. Jie mano autoritetas, ne ponia tas su akiniais, kuri tenai per pamoką ten bando mane įtikinti kažkuo. Tai kai tėvai yra autoritetas, tai tu labiau vadovaujasi jų pavyzdžių. Tai linkiu kiekvienam iš mūsų būti autoritetu savo vaikam. Tada mokykla gal netrodys toks galvosopis. Tai čia toks mano pagalvojimas. Ir mano laikais lygiai taip pat buvo televizorius ir buvo televizija įdomi. Ir taip galvoju, tai irgi didelę įtaką ir mano vietą užėmė gyvenime. Tai pakalbėkime linksmesnę temą apie kitus dalykus, kuriuos aš ryškiai irgi atsimenu, čia biškai linksmiau atrodys. Iš savo vaikystės tai yra tam televizija, serialai, multikai tam tikrų kažkokį gyvenimo etapų arba filmai. Manau, kiekvienam iš mūsų irgi kažkokią tai įtaką ryškiai padarė. Ar kažkoks pamatytas herojus filmas, personažas, animacinis serialas, kurio turbūt ten būdavo lauki tos serijos. Ar atsimeni save? Aš atsimenu, aš buvau, žinok, įsimylėjus. Pirmą kartą per televiziją parodė, dar anksčiau buvo tokia laida Kaukodromas. Ir ta laida rodydavo užsienio filmus. Ir aš atsimenu, kad pirmą kartą, kai pamačiau Žvaigždžių karų pirmą dalį, ir buvo, man atrodo, Lukas Skywalkeris, ne? Žvaigždžių karai. Įsimylėjau. Įsimylėjau turbūt kokiom turbūt 3 dienom. Čia ilgas laikotarpis. Man jisai taip patiko, man jis buvo toks gražus, man turbūt metų buvo kokių 12, 13, neatsimenu. Bet aš net užmigau begalvodama apie jį. Ar man kažkokie tai, šiaip galvoju, žinai, irgi apie knygas, apie įtaką. Mano tėvai irgi labai daug skaitė ir skaito po šiai dienai. Bet manęs tai niekada netraukdavo vaikystėj. Ir turbūt aš formavausi laipiodama po medžius, bėgiodama po statybas, nežinau, laipiodama ant tvorų, kur aš turbūt galvoju dabar, kad mano vaikai net nėra
patyrę to jausmo, kai tu eini ant tvoros ir tu ant jos, tiesioginė ta žodžio prasme, laikai balansą. Nes jeigu tu netyčia nuslys tavo koją nuo tos tvoros ir dėsies krisdamas ant klyno, tai patikėk manim, kokią savaitę vaikščiot gali sunkiai. Bet kadangi kieme draugai, tai kažkaip. Tai turbūt iš tos, aš taip galvoju, kad mano vaikystė, paauglystė buvo rizikingesnė fizinė prasme. Nes, sakau, aš iš suaugusio žmogaus perspektyvos, aš tikrai, nuoširdžiai sakau, aš nenorėčiau, kad mano vaikai žaistų statybose ir išdarinėtų tą, ką mes išdarinėjom. Iš saugumo klausimo. Bet jų augimo laikotarpiu, jie turi kitus nesaugius dalykus. Ir vėlgi grįžtant prie tavo prieš tai pasakytos frazės, kad neturėjom mes tiek daug stimulo, kiek dabartiniai vaikai turi. Bet manau, kad net pamatuot nėra įmanoma, nes, tu negali atgyvent atgal gyvenimą ir jį dabar paauglystėj išgyvent dabartiniam sąlygom. Aš gal turėjau kitokį stimulą omeny. Ir tada palygint. Dopamino stimulas, tas pasitenkinimo. Bet ar tau neteikdavo pasitenkinimo šokinėjimas per gumytę ar žaidimas lauke? Ne taip išsireiškiau aš gal. Galbūt stimulas tai yra tas kartu su laikotarpiu, kada patenkinamas troškimas. Iš laukimo momento. Pavyzdžiui, kai tu kažko labai trokšti ir gauni. Ir tas išlaukimo momentas. Aš atsimenu tuos didžiausius malonumo momentus, kai tu lauki, kada išsipildys tavo kažkoks tai noras ar troškimas. Tai dabar yra labai sutrumpinta ir dažniau patenkinami troškimai yra dabartiniai kartoj, nes tai yra lengviau patenkinti. Ir tas laukimo momentas yra kur kas sutrumpėjęs. Ir tai yra bet kur atsikartojantis dalykas. Tai kalbėkime ir apie tas pačias technologijas, kaip yra perjungiama ir tas laukimo momentas vis trumpėja. Tai aš manau, tam tikras dalykas, kai tu pasakai, kad aš noriu labai vienokio ar kitokio, daikto, žaislo, gardumyno, skanumyno. Ir galbūt iš anksčiau aš pamenu, kad tai tikrai toli gražu ne visada būdavo įgyvendinama. Arba tai būdavo nukeliama, kada tai galės būti įgyvendinama į kažkokią perspektyvą. Ar tai kada galės, ar tai kada bus kokia šventė, ar tai kažkada gal ir net iš tikrųjų nebus įgyvendinama. Ir tai buvo normalu, kad aš turiu palaukti. Lygiai taip pat kaip kažkoks animacinis filmukas, kurio aš turiu palaukti, kad rytoj galėčiau pažiūrėti tą laidą. Ir per ją rodys tą animacinį filmuką. Ir tas laukimas. Jis ne vien kančia, bet jis toksai kaip svajonės, kur tu svajoji, kai tai bus ir kai bus faina. Ir tai yra dalis irgi tokio pasitenkinimo. Tai nėra kančia, nėra kažkoks neigiamas dalykas. Ir tas laukimo momentas toks fainas ir tu fantazuoji, kaip tau bus gera. Ir netgi tai galbūt ne visai atitinka, kai tu sulauki, kaip tu jautiesi, bet tai nėra blogai. Ir aš galvoju, ką praranda galbūt karta, kai dabar labai lengva išpildyti visas tavo trokštamas svajones, nebent jau jos būtų vis gigantiškesnės ir sunkiau įgyvendinamos. Jie gauna dažnai čia ir dabar, nesunku rasti bet kokį multiką, filmuką pažiūrėti, nesunku įgyvendinti, nueiti į norimą filmą, nesunku kažkokio tai elementaraus trokštamo daikto įsigyti šiais laikais, gauti, turėti. Ir tėvam labai lengva išpildyti tas svajones. Tiesiog dabar mes turim tiek daug gerų galimybių. Ir galbūt aš apie tą kalbu, stimulai, jie tokie, jų daug yra. O, bent jau aš, kai augau,
tai nebuvo taip paprasta gauti naują kuprinę, naują suknelę, naujus džinsus, naują žaislą, kurį pamatai per teliką atsiradusį madingą. Keista dabar neturėti madingo žaislo, o tada jį tikrai ne kiekvienas turėjo. Mes tada dalinomės dalykais. Kai aš augau, jeigu kažkas kieme turi kažkokį tai, pamenu, tada atsirado, tarkim, teletabiai, viena mergaitė kažkokiu būdu gavo dovanų nuo tėvų gimtadienio progą, teletabį jinai atnešė ir parodė, jinai į kiemą ir mes ten visi įčiupinėjom, mes ten apžiūrinėjom ir būdavo tai faina, jeigu jinai atsineša kitą dieną. Čia kaip pavyzdys. Tai nebuvo kažkas, kad tu to neturi, kažkas tokio tragiško, o laukti galimybė buvo irgi dalis malonumų. Tai gal aš apie tokį dopaminą ir apie tokį tą stimulų skirtumą. Aš dabar galvojau, tai vėlgi turbūt aš labai dabar tų stimulų gausą, ir jų pasiekiamumą, bet kokiu atveju vis tiek sieju su tėvais, ar tu savo dukrai, pavyzdžiui, viską perki ir viską duodi, ko jinai užsiprašo. Turbūt ne. Dar jinai mažytė, čia tai kas, bet jinai vis tiek turi savo kažkokias Jo, turi, bet aš specialiai tai darau. Aš darau, stengiuosi, aš apgalvotai darau. Nes jeigu aš jai duosiu dabar visą cukraus krautuvę namuose, kuo jai pasidžiaugs? Tai turbūt, sakau, vėlgi, tas stimulų gausa ir tų stimulų gausos pasiekiamumas, aš manau, vėlgi, tėvų įtaka labai didelė. Taip, kai mes ir kalbėjome. O, pavyzdžiui, nežinau, mūsų dopaminas buvo mokyklai išiminėti iš lempų lempas ir mėtyti jas per langą, nes buvo žiūrai faina, kai jos dūšta. Tai tu tiek adrenalino ir dopamino prisikavindavai, nes pirmas dalykas, supranti, kad tai yra blogai. Antras dalykas, stengiasi neužmest einančiam pro šalį ant galvos, o trečias dalykas, tarsi net tu supranti, kad vis tiek kažkas pastebės ir tau bus šakės. Tai aš neatsimenu, nes mes sakydavom, kad pas mus lempos perdegė. Aš neatsimenu, kad net kaip tos lempos vadinasi, tokios ilgas būdavo mokyklai. Ir jos labai fainai sprogdavo. Va toks buvo mūsų dopaminas. Mūsų dopaminas, mes jį prisigalvodavom paprastuose bazinėse dalykuose. Jeigu mes nenorėdavom pamokos, aš nežinau, ką jūs darydavot, bet jeigu buvo kabinetinė sistema, kai mes vaikštom po mokyklą, mes tiesiog pieštuko grafitą įkišdavom į spyną ir mokytoja negalėdavo atsirakinti kabineto. Tai mes kem 5 minutės pralaukdavom, iš tų kem 5 minučių, turbūt kokių 10-15 minučių, kol jinai bandydavo raktą įkišti. Tada kokias 10 minučių laukdavom, kol jinai ateina visą mokyklą ir ieško laisvo kažkokio kabineto. Ir pamoka, žiūrėk, sutrumpėjo ir galbūt ir neįvyko. Mes taip gamindavom. Ta patį darė, atsimenu. Mes klasiokai irgi tą patį kažkuo užkišdavo spyną. Buvom sugalvoję, kad labai fainai yra gąsdinti mokytoją, kai jisai dirba prie savo darbo stalo. Tai tiesiog irgi bachūrai buvo, nežinau, kažkokių vorų tokių prisigaminę, kur siūlų palei tas pačias lempas nusivesdavo iki savęs siūlą. Vėlgi pataikydavo, kad sėdėtų prie sienos, kad to nesimatytų siūlo, kad siūlas būtų tvirtas. Ir tos vorus leisdavo tiesiai priešais mokytojos veidą. Vieni sureaguodavo, kiti nesureaguodavo. Aišku, kaip vaikams būdavo. Bet tai yra nuostabu, kiek daug kūrybos aš tame matau. Taip. Kiek daug vaizduotės ir kūrybos, išradingumo. Taip, bet vėlgi, turbūt, žinai, jeigu tu nori pasiekti tą dopaminą ir tą pasitenkinimą ir tą tokį, bet kokiu atveju vaikystės, paauglystės kvailiojimą, kurios aš manau, kad jisai turi būti, nes tie jauni žmonės turi rasti savo ribą, nes per tai jie formuojasi. Taip. Ir vėlgi, aš sakau, aš tai, bet kokiu atveju, taip, jie turi labai daug stimulų, bet
Aš kaip sakau, apsisuka ratas, grįžtam į šeimą. Ką jie mato šeimoje. Ir taip aš suprantu, apie ką tu šneki, kad kai metukų, 2 metukų vaikam yra duodamas telefonas tam, kad tėvai turėtų laisvo laiko, mano subjektyvia nuomonė kenkia pačiam vaikui. To turbūt net tėvam neįsisąmoninus. Tai va, taip, kad, ta prasme, aš taip galvoju, kad tie stimulai jie buvo ar vienam laikotarpį, ar kitam laikotarpį. Tiesiog mes skirtingai pasiekdavom. Na, jie pasiekė niekur neįdami, nieko nedarydami per tuos pačius telefonus, mobiliuosius įrenginius. Jiem nereikia, kaip čia, daryti papildomos kažkokios veiklos. Mes savo dopaminą ir pasitenkinimą ir adrenaliną pasiekdavom darydami fizinius dalykus. Nes, aš irgi save, pavyzdžiui, puikiai atsimenu, kaip ir į medį lipom, ir kuris aukščiau įlips, ir tugi negalvojai tuo metu, kad, gali nudripti, tiesiog nesusilaikyti ir iš aukšto medžio, iš aukštos eglės tiesiog drėptis žemyn. Negalvojau, vieną kartą nudribau, susilaužiau ranką. Taip, nes lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, vieną dieną tiesiog išgirdau didelį pokštelimą, o aš kadangi gyvenau tarp 2 rajonų, tarp Pašilaičių ir tarp Justiniškių, ir tarp jų eina aukštos įtampos laidai. Aha. Tai pasirodo, kad 2 bachūrai susilažino, kad vienas užlips iki aukštosios įtampos laidų ir užkabins ten laidą. Tai jį tiesiog nutrenkė, bet jisai tenai belė kokiu atstumu nukrito. Bet vėlgi, aš nežinau ir aš labai tikiuosi, kad dabartinis jaunimas, dėl to aš sakau, aš uždėčiau N18 ant mūsų laidos, aš labai tikiuosi, kad dabartinis jaunimas nedarys tokių durnų dalykų, kurie kenkia gyvybei. Darysi, daro. Bet čia yra, žiauriai, kitaip gal ir įvardinama, bet tai yra žmoguje visi tie dalykai. Ir natūrali atranka tam tikrą prasme. Ir tu išbandai save, išbandai savo ribas, čia vėl pasikartosiu. Tai, ką mes darėm, tai kaip tai yra, man labai arti to, kad kai aš matau tuos mažus žvėriukus, žaidžia kačiukai, jie ten vienas su kitu grumisi, jie mokinasi, jie išmoksta dalykų, jie kažką veikia. Aš nematau, kai gyvų organizmų, kaip mes esam, vis tiek žinom, kad gyvūnai esam, aš taip tikiuosi, čia nieko naujo nepasakysiu, esam gamtos dalis ir man tai yra, atrodo, taip natūralu visą tai daryti ir ką mes darėm vaikystėje, man mažiau natūralu matyti sustingusį vaiko kūną žiūrint į ekraną ir nieko nedarant. Pakeisiu savo nuomonę, kai bent vienas neuromokslininkas pasakys, kad tai labai lavina tą mažą žmogutį, žiūrint į tą ekraną, kad kažkaip tai labai jam kažką daug duoda ir jisai taip tobulėja. Ir mane mažiau gąsdina mintis, kad ten mano dukra eina ir ten kažkur lipa, kažką tai bando ten padaryti, nušokti ir panašiai. Tai mane mažiau gąsdina ta mintis. Ir kad, o visa kita, kas nutinka, aš nekalbu apie tai, taip, yra nelaimės, yra pavojus kažkoks, tai yra savaime suprantama apčiuopiami dalykai, nuo kurių mes žinoma norėtume apsaugoti. Bet jei neturės jokių patirčių ir pirmą kartą susidurs su kažkokia situacija, didesnė tikimybė, kad ji net paprastoje toje pakankamai situacijoje nesusitvarkys. Nes jį nežinos. Tai tam tikra mintis ir buvo, kad aš visas tas, kur galvoju, vaikystėje turėjau įvairias patirtis, jos mane išmokino. Jos man padėjo susidoroti vėliau su kažkokiom tai dar sudėtingesnėm situacijom. Mes taip mokomės. Ir ta vaikystė mūsų tokia atrodo, kad mes čia statybose buvom, kažkur tai ėjom, lipom, darėm, kritom, nusibrozinom. Bet taip mes išmokom susitvarkyti vėliau su įvairiais iššūkiais. Apie tai turbūt visais laikais ir buvo vaikystė ir ta gauja mūsų ir ta bendruomenė, kurioje mes buvom draugai.
mes išmokom komunikuoti, kaip reikia dirbti komandoje, kaip bendraut, kaip draugaut, kaip kas yra draugystė, pagaliau sužinojom. O tai, kad manau, vienas iš dalykų, kad žmonės kartais sako, sutrikus komunikacija yra, na tai taip žmonės dabar mažiau gal ir komunikuoja tarpusavyje, tai ta komunikacija vis darosi labiau sutrikusi, nevykusi. Draugystė sunku žmonėm megzti, bet kada jie to išmoks, tai labai džiaugiuosi, kad tokiam aplamai švietimo įstaigom, kad yra darželis, kur mano mažoji ten mokinasi megzti tas draugystės, nes tokiuose apmažėjusiuose vaikais kiemuose būtų sudėtinga tai daryti. Tai ką aš pamenu dar, kaip ir tu nepratęsei apie vieną iš vaikystės prisiminimų, tai yra, kad televizija didelę įtaką darė ir kuo skiriasi, aš atsimenu, anksčiau televizija nuo dabartinės televizijos, tai kad buvo programos ir tu turėdavai, ten žinodavai, kuriuo laiku įsijungsi ir pasižiūrėsi animacinį filmuką. Laikraštį paskaitydavai. Filmą. Jo, taip, tai būdavo programos, popierinės vėlgi programos. Mūsų laikais, kur būdavo, tu ten atsiverti, susižiūri, kada multikai, kurie įdomesni filmukai animaciniai yra, per ten ar per vieną kanalą, ar per kitą. Jau kartais tu žinodai, per kurį kanalą yra geresni animaciniai filmukai, o ten geresnius nuperkam. Ir būdavo anksti atsikeli ryte, nepatingi ir įsijungi televizorių ir dar pasipieši kartais su broliu, kurį čia nori filmuką žiūrėti, nes turėjom vieną televizorių. Štai jum ankstyvam amžiui tu išmoksti megzti kompromisus dėl kažkokių dalykų, nes galimybė vienas televizorius, ką žiūrėsim. Tai dar ir šeimoje kompromisai turi egzistuoti. Ir hierarchija, kas natūralu. Nes vakarais, ką žiūrėsim, nusprendžia vyresnėji, o vaikai kažkaip turi su tais vyresnėsiais jau susitaikyti su tą mintim, kad ryte tu žiūri animacinį filmuką, o vakare, tai jau ten vyresnėji žiūri kokį filmą. Kas dar labai, manau, įsimintina man tiek, kad būdavo tie filmų vakarai su šeima ir tu leisdavai laiką kartu, nes laikas kartu prie televizoriaus, tai aš galvoju, tam tikras buvo toksai gėris, kad prie to ekrano, kad ir kas yra rodoma, tau bus paaiškinama. Jeigu tu esi mažas ir nesupranti, kas ten vyksta, tu visada gali paklausti mamos ar tėčio, kodėl čia taip ir taip yra. Ir tau tėtis ir gali arba mama paaiškinti, kad, na, čia taip, jam negerai, nes jis tą ir tą netai padarys, bet kažką tai, tam tikri dalykai tau gali būti išaiškinti, ko negali vykti, jeigu vaikas lieka vienas prie ekrano ir kame čia yra ta negeroji pusė, galbūt, ką aš matau, skirtumas, kad mes kad ir suaugusių filmus, bet mes juos kartu žiūrėdavom. Tas kontentas būdavo iškomunikuojama, kas ten vyksta pagal tą amžių, kad tau gal ne. Tai nėra blogai matyti mirtį, smurtą, bet kai jis tau paaiškinamas yra. Tai aš galvoju, tai, kad buvo programa, buvo vienas ekranas, kai aš augau, tai yra didelė dovana. Nu, aš tam laikmetį buvau apsaugota nuo to, ko dabar yra jauni, maži, protai neapsaugomi. Tai, viskas pasiekiama pernelyg lengvai. Ir apsaugoti yra be galo sunku tėvam nuo to. Iš tiesų, gyvenam, kada tuos sprendimus tu priimi pats, arba tau yra jų sunku labai pačiam priimti. Tai aš atsimenu ir tai, kad tuomet tiesiog buvo viskas atrodo labai paprasta. Tu dabar, kai kalbėjai, aš kažkaip pagalvojau, žinai,
kad mes žiūrim iš dabartinės taško ir dabartinės perspektyvos. Ir mes atsimenam savo vaikystę, paauglystę, tokia biški wild atrodo, ne? Lyginant su dabar, lyginant su dabar, ką matai per langą, nes, kad vaikai žaistų lauke, tai, nebent yra kažkokia tai stovykla, kur juos išsiveda į lauką ir jie kažką tai veikia. Bet aš pagalvojau visiškai kitą dalyką, kad mes nežinom ir turbūt neįsivaizduojam, kokie bus mūsų anūkai ir ko mūsų anūkams reikės. Ir galbūt dabartinė karta, nors ir kaip mums atrodytų, nežinau, nesveika, ne, tas nuolatinis smegenų stimuliavimas. Ne, nuolat vaizdais, nežinau, kvapais, skoniais, nuolat stimuliuojami smegenys, bet galbūt tokios sustimuliuotos smegenų veikimo sistemos reikės auklėjant dar kitą arba dar kitą kartą. Nes mesgi, šiaip, toks, sakau, pafilosofuot, ne? Mes nežinom, kaip reikės. Aš taip galvoju, čia jeigu pafantazuojam, pafilosofuojam, kartais galvoju, gal atvirkštinė reakcija visada būna, kai kažko yra per daug, tu persisotini ir norisi nueiti ir išsivemti, išsivalyti. Galbūt kaip tik ta karta, kuri auga visame tame, ji tiek persisotinus to bus, galbūt tam tikros pasekmės išryškės kažkokios, kas nėra gerai. Ir gal mes neįsivaizduojam, kad jie iš tiesų gali norėti daug ko atsisakyti ir gyventi kitaip. Apsivalyti nuo to, ko jiem gal atrodys yra per daug. Gal jie sugebės kaip tik padaryti tuos sprendimus, kurių mes nesugebame padaryti dėl to, kad mes turėjom deficitą tam tikrų dalykų. Ir ta karta, kuri viso to neturėjo, jie tiesiog mėgaujasi, kad tai dabar jiem nukrito visi tie dalykai pasitenkinimu. Ir jie tiesiog valgo ir per daug valgo ir persisotina ir kartais nesupranta, kad serga. Tai nes aš dažnai matau, ne vaikai, jie yra tarsi aukos tų suaugus atitinkamų sprendimų. Nes vėlgi jie užaugo deficitą, jie neturėjo tiek daug viso to gėrio ir jiem jo reikia labai saldžiai, labai daug ten kažko tai ir sunku atsisakyti. Nes taip faina, nes kai aš augau, tai viso to nebuvo. Tai tarsi tas toksai neišpildyti tie visi kažkokie vaikystės poreikiai, jam neleidžia priimti tų sprendimų, kurie galimai būtų ir gal naudingi jom vaikui. Bet aš taip noriu jam viską duoti, nes be galo myliu savo vaiką. Tai aš galvoju, galbūt ta karta, kuri užaugo jau nestokodama, gal sugebės priimti kaip tik dėl savo vaikų kai kuriuos sprendimus ir jiem lengviau bus apriboti. Nes jie žino, kokia neigiama to pusė yra. Tai aš turiu didelį lūkestį, kad sudaro daugiau tyrimų atliktų, ten mokslininkų, ten imčių ir parodymų, kad, kartais per daug laisvės turi ir neigiamą to viso to pusę. Nors, laisvė skamba nuostabiai. O laukimas kažkieno ir sėdžiu ir laukiu, atrodo kankynė. Aš sakau, aš vis tiek turbūt pasilikčiau prie tos nuomonės, kad turbūt kažkas laukia mūsų anūkų ar proanūkių, kodėl mūsų vaikai, kodėl į mūsų vaikų gyvenimą atėję yra šita stimulacija. Gerai, blogai bus, kas žino. Kas žino, vėlgi, čia sakau, palikim. Čia lygiai taip pat, kaip, žinau, mes, kai augom, tai aš nežinau kaip tu, bet, irgi mūsų seneliai mūsų nesuprato. Nes tai vėlgi, kai atsirado ta nepriklausomybė, rūbų pasirinkimas,
nežinau, eisenos, tam tikrų dalykų pasirinkimas, buvo senelių kartai nesuprantamas. Galiu banalų pavyzdį pasakyti. Suplėšyti džinsai. Ta prasme, kiek yra šitų anekdotinių situacijų, kur sako, ateik vaikelį, aš tau užsiūsiu praplyšusios kelnes. Kiek yra, N+K. Pas kitus, tarsi čia realybė, iš kur atsiranda tas anekdotas, jisai atsiranda iš realybės. Reiškia, mūsų seneliai, mūsų tėvai irgi nesuprato, kas mum tuo metu kėlė tokį purkštavinimą, ta prasme, man madingus džinsus paėmė babuską ir užsiuvo žinai lopais. Nesąmonė. Taip, dabar yra, čia, kaip čia pasakyti, daugiau kitokių galimybių, nes tu gali turėti, nes anksčiau, kodėl ta močiutė tau siūdavo suplyšusius džinsus? Todėl, kad buvo nepriteklius ir visus rūbus reikėjo saugoti. Tu turi jaunesnį ar vyresnį brolį. Vyresnį. Tai reiškia, tu irgi kažkokius tai brolio rūbus nešioji. Nes kad aš nešioju brolio rūbus. Tai aišku. Tikrai irgi taip. Jo. Tai aš turiu omeny, kad absoliučiai daug kas keičiasi. Ir tai, ką mes vaikystėj dabar turbūt galvojam, rizikuodavom savo gyvybėm, ir to, ko mūsų vaikai nesupranta. Ir to pačio šokinėjimo gumytė, jie nesupranta, kame čia kaifas. Nes, pavyzdžiui, jeigu aš dabar tau pasiūlyčiau, davai, išsitraukiam gumą ir pašokinėjam, aš jaučiu, kad tikrai sutiktum. Nes galbūt reikia čia, žinai, mums kur ne tik tinklalaidė, bet šokinėjančių gumytę klubą. Nes tikrai, žinok, manau, kad labai daug moterų prisijungtų. Būtų smagu prisiminti. Ir dabar tu tokį užkabinai dalyką, kur aš pagalvoju, mes labai daug kalbam, matai, daug dalykų lėmė, ką mes aptarėm, tiesiog materialinis dalykas. Priteklius, nepriteklius, ar ne? Čia mes daug palietėm tokių, kur tiesiog mes gyvenam labai gerais laikais materialiai, ir dabar iš tikrųjų daug kas, tiesiog neįmanoma, nes, kaip tu sakai, tas dalintis rūbais, ar ten, tai tiesiog buvo iš neturėjimo materialinių dalykų. To stygiaus dabar, reta, iš tikrųjų. Bet man įdomu paliesti temą, kur bent jau aš pamenu save, kai augau, tai buvo toks dalykas, kur tam tikra saviraiška labai buvo per būtent rūbus. Aš nežinau, mano tėvai pasakojo lygiai taip pat, kad lygiai ta pati saviraiška buvo, tik priklausė nuo drąsos. Tai irgi per rūbus, per madas, tada tai buvo berods hipių laikai labiau ir drąsesni, jie ten augino plaukus lygiai taip pat, nešiojo kitokias kelnes, tiesiog jiem reikėdavo daugiau pastangų įdėti, nes jie turėdavo patys pasisiūti, pasidaryti, nes vėlgi buvo stygiaus laikai. Bet tai tam tikra buvo vidinė tokia išraiška savo kažkokių vertybių, supratimo ir savo asmenybės kūrimo, savo kitoniškumo išreiškimo. Ir lygiai taip pat, kai aš augau, lygiai buvo toksai troškimas save išreikšti per išvaizdą, per muziką. Ir dabar galvoju, aš paliečiau, kaip ir sakiau, knygos, filmai, animacija, kurią aš labai ryškiai atsimenu, kas formavo kažkokią tai kaip asmenybė mane jauna. Tai lygiai taip pat buvo ir muzika, tam tikra, kurią klausiau, nes jie atspindėjo vėlgi mano vidinį kažkokį pasaulį. Nežinau, ar dabar jaunimas, vėlgi tu turi paauglius vaikus, kiek jų, būtent kaip asmenybių formavimas iš vaikystės į paauglystę, vis dėlto tai irgi jaunystė, tai kiek tai užima. Nes bent jau aš, kai augau, tai man buvo, nežinau, ir mano aplinkoje buvo marozai, klausė tą muziką, buvo gezai, klausė kitokią, buvo metalistai, buvo punkai ir nežinau, dar ko nepaminėjau, bet tu save išreiškiai per muzikos klausimą ir per tai, kaip tu rengiais, tai kaip tu atrodai. Tu vienas kitą galėjai atskirti, tada čia mano hebra, čia ne mano hebra. Čia man reikėtų gal atsargiau pro šitus tyliau praeiti.
Tai mano laikais buvo šitas dalykas, bent jau aš kai augau. Ir nežinau, kiek dabar, ar tai suprastų, ką aš kalbu, kad tai yra tavo tapatumo dalis ir mes labai tada ryškiai tą formam, kai aš augau. Yra. Ir manau, kad labai daug yra. Turbūt vėlgi referuojant į tą, kaip mes augom, ne, ir tą mūsų paauglystę, tai buvo vienas iš laisvės išraiškų. Ne, vienas iš to išsiskyrimo galimybės. Nes vėlgi, būnant ilgą laiką pilkąją masę, kur tu negalėjai išsiskirti, aš nesakau, kad visi neišsiskyrė. Aš vėlgi, aš pati asmeniškai prisimenu parduotuvės, kur tu užeini į parduotuvę ir matai tik tai vienos spalvos kostiumus. Nu, tos ne, pilka masė. Ne? Taip, tai vat, mano tėvai tą pasako, kad tai jiem irgi, būtent tai reiškia. Jo. Taip, tai tas norėjimas išsiskirti, turbūt stipresnis toks pasipriešinimo klausimas visam kam. Ir aš taip galvoju, kad tos grupės jos visą laiką buvo, ar mūsų tėvų laikais, ar mūsų laikais, ar dabartinio jaunuolių laikais. Jie visą laiką buvo ir aš manau, kad visą laiką bus, nes noras būti ir priklausyti kažkokiai tai grupiai, ypač paauglystėje, ypač brestant smegenim. Ir tu ieškai savo vietos, tu esi šitam pasaulyje, ar ne? Taip, nes tau yra tam tikras, faina būti su bendraminčiais, kurie tave supranta. Mes suaugę, mum irgi, vėlgi, turbūt ir mūsų podcast'o klausimas irgi yra, mum faina būti kartu. Mum faina tarpusavį šnekėtis ir turbūt tą fainumą iš tos paauglystės, kaip susiformavo socialiniai ryšiai, mes atsinešam į tą patį gyvenimą. Tik tai tiek, kad man taip atrodo, kad kadangi, kaip čia, aš suaugau, tu suaugai, mūsų vidinis stuburas jau yra susiformavęs. Taip, tu jau save radai ir tu žinai, kur tau jau eiti. O kai tu paauglys, tu dar ieškai ir tu bandai vienaip, ir tu bandai kitaip. Aš pamenu, tai aš buvau vienokį, paskui aš kitokį, paskui žiūriu, ne, čia taip. Tu ieškai identiteto tokio. Savo identiteto paieška yra. Bet vėlgi, sakau, aš manau, kad visi tie vaikščiojimai po statybas, žaidimai po statybas, tada Nežinau, ar jūs turėjot, pas mus dar vienas, o dabar kažkaip prisiminiau, dar vienas žaidimų etapas buvo toks, kad toks būdavo geležinis kažkoks suręstas kažkas, net negaliu apibūdinti jo formos, skirtas kilimam dulkinti. Oi, taip. Nežinau, ten mes daug laiko praleisdavome. Taip. Ten tiesiog būdavo kaip karstinės, galėdavai pasikabinti žemyn galvą, galėdavai pulveršius daryti ir taip toliau ir panašiai. Mes ilgą laiką galvom, kad tai tam ir yra skirta, nes nieks jau tų kilimų neneždavau, ten jau buvo dulkių siurbliai, kai aš augau, bet tas daiktas buvo. Ne, tai dulkių siurbliai visą laiką buvo. Kai aš pamačiau, kad kažkas atnešė kilimuką, kažkokia močiutė, ir jį pakabino ten, kur mūsų žaidimų zona, ir jį ten tas dulkes ten kelia. Kur tecina ten su tokiu daužopiu, specialiu daiktu, plastikiniu, specialiu daužyti tam kilimui. Jisai vis dar yra parduotuviai. Taip, kad jeigu tau reikia, aš tau galiu vadovauti. Ir mes buvom giliai nustebę visus, ten sėdėjom, ko to moterį, taigi ten skirta visai. Vėliau sužinojau, kad ten paskirtis kadaise buvo būtent tam, kai dulkių siurblių tokių nebuvo. Tai va dabar kažkaip pagalvojau, kad turbūt jeigu yra kažkoks išlikęs, reiktų, nors mano vaikai daug žino, nes turbūt jiem daug pasakoja, nes žino apie daugelį device'ų ir daugelį prietaisų, ką daryti. Tai manau, kad baigiant šią mūsų prisiminimo pasidalinimo. Turbūt didelės dalies mes dalykų ir neaptarėm. Daugybę ten tų pavyzdžių galima buvo dar privardinti ir apie
tai kaip gydodavom savo nubrozdinimus, kurių gausybė buvo, nes daug lakstydom, bėgiodom, krisdavom, lipdavom, nušokdavom nuo aukštai. Tai trauklapiais kaip savo žaizdas gydydavom ir prisiminimai tokie, kad buvo ir mes būrdavom, turėdavom daug visokių būrimų tarpusavį susėsdę dar apie mergaitės, žinojom visokių ir meilės burtų, kas bus tavo ateityje, ten meilė, kaip tu ją sutiksi. Ir perduodavom mes tokius sąsiuvinius su visokiais tenais atminimais. Skambindavom, būdavo tokie laidiniai telefonai ir mes ten skambindavom bet kokį numerį suradę ir klausdavom, ar čia kopūstų butas. Ir ten tokius būdavo juokeliai, kuriuos mes perduodom vieni kitiem. Ne, o kodėl klausim, nes iš jūsų ten kopūstai smirda būtų ir juokiamės tada ir padedam ragelį. Ir adrenalinos paieškos, kaip nubėgi ten pas kaimynę, paskambini į duris ir nubėgi, išbėgi laiptinę ir ten kikeni labai, labai juokinga, nes tokį pokštą iškreitai. Durys, kur ten prikišdavai į spyną dalykų, irgi šitus pokštus krėsdavo, bet čia daugiau berniukai. Mes kažkaip mergaitės labai galva šito kiaušinius mes mėdydavom dar per langus šalia praeivių. Mes kažkada tai burokus mėtėm šalia praeinančių ten tokio irgi kaimyno, bet taip stengiamės greta, kad nepataikyti. Tai irgi labai velnių gavom, irgi atsimenu. Ir visokių tokių eibių krėsdavom ir visokių turėjom savo tokių paslapčių, kaip paskui tvarkyti su tuo ir mes kažkaip taip būdavo perduodam iš kartos į kartą, žiūrėk, ir net kažkokius tai sąsiuvinius su magija. Ir kitokie tiesiog buvo laikai, kitokie žaidimai, kitokios galimybės, kitoks supratimas. Ir labai faina, kad kai kas kartais pamatau yra išlikę ir matau kartais tiesiog vaikus kieme irgi žaidžiančius labai panašius žaidimus, kuriuos gal tėvai papasakojo, ar kažkas jiem perdavė iš vyresnių. Ir jiem yra lygiai taip pat smagu ir jie ten krykštauja ir smagu girdėti tuos krykštaujančius vaikus kieme, vasarą, kai gražus oras. Ir nėra jie greičiausiai labai kitokie, tiesiog gal mes patys tėvai esam jau kitokie. Lygiai tas pati informacijos gausa mus pakeitė ir, kaip tu sakai, prasiplėtęs tas pasaulis, kurį mes pamatėm, jis mus irgi pakeitė. Mes kartais galbūt susižavim dalykais. Tas dirbtinis pasaulis, kuris kartais atsirado toj medijoje, toksai labai su daug filtrų, mes kartais galvojam, kad ir jisai čia, tokį mes jį turim sukurti, kad tai yra kažkoks didelis gėris. Ir bandom viską nupudruoti, tuos neigiamus dalykus, būtent tuos nubrozdinimus, kad vaikai tų nubrozdinimų neturi patirti, nes tas virtualus pasaulis jis yra be nubrozdinimų, be defektų. Kaip mūsų nuotraukos, kurias mes ten uždedam filtrą, kad nebūtų raukšlių. Lygiai taip pat galvojam, kad ir vaikai, jie turi būti kažkokių be nubrozdinimų, saugiam kažkokiam burbule. Mes bandom tą burbulą tokį kažkokį tai aplink tuos vaikus gal kartais patys ir uždėti. Apsaugoti nuo to, ko net nereikia tų vaikų saugoti. Tai vaikai ne kitokie, mes juos patys kažkaip tai keičiame. Ir jų vaikystę keičiame. Tai reikėtų prisimti turbūt patiem atsakomybę, kokia ji bus. Ar ji bus nekalta vaikiška, ar pernelyg rimta ir nei vieno ten to nubrozdinimo nepatirs tas mūsų mažasis. Aš galvoju, kad vis tiek kiekviena karta turi patirti savo ritmą, savo gyvenimą ir turbūt kaip ir kiekvienoje situacijoje reikia turbūt. Mes galbūt dabar, kaip ir minėjau, mes nežinom, kodėl ta dabartinė karta taip mūsų nesupranta ir nesupranta tų mūsų, kokį ritmą diktuosim, tai bus. Tų mūsų žaidimų. Bet aš manau, kad mes ateitį sužinosim, kodėl jų vaikystė buvo
būtent tokia ir pasuotina. Jei ne mes sužinosim, tai jų psichologai, psichoterapeutai. Aš turbūt visai pabaigai pakviesiu pasidalinti komentaruose, kokie jūsų ryškiausi vaikystės, paauglystės, net nežinau, pavadint galima būtų tai išdaigom, bet turbūt ryškiausiai išgyvenimai, ką jūs atsimenat ir ką jūs galvojat, kad jūsų vaikai apie jūs nežino ir galbūt ir net nenorėtumėt, kad jie sužinotų. Velniai. Žinok, aš tavęs dar noriu paklausti vienų dalykų. Prisimenu. Noriu, pavyzdžiui, tavo vaikystės top 5 žaislai arba žaidimai. Mano vaikystės. Bet vaikystės, tos vaikystės, iki paauglystės, bet va, kai tu buvai vaikas, tavo top žaidimai arba žaislai gali tam top 5, kas atsidurtų. Aš neatsimenu, aš atsimenu tik tai vieną tokį žaidimą, buvo krepšinis, kur plastikinė tokia dėžė, iš vienos pusės vienas žaidžia, iš kitos pusės kitas ir spaudinėja mygtukus. Ir kamuolys šokinėja ir turi iššokti krepšį. Tada turbūt pasakyčiau, kad gumytė man patiko labai šokinėti. Sekretus daryti, su bernais turėti štabą. Galvoju, čia kiek 4? 4, dar vieną gali kokį nors mylimą. Man turbūt patiko gaudynės. Na, aš mėgdavau gaudyti ir tų gaudinių variantų buvo labai įvairių. Ir 3 bėga, ir vada, nevada, ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai turbūt taip. O tu ką įvardintum? Labai patikdavo žaisti, kad ir su tom pačiom lėlėm. Ir pas mus buvo dar, nepaminėjau, tokį keistą dalyką. Mes turėjom popierinės lėlės. Ir jų daug ir labai smagu būdavo tom popieriniam lėlėm jas įsikirpti ir ten paskui tuos rūbus jom piešti ir daryti. Tai čia tokia tema nesibaigianti gal? Čia nesibaigianti. Tai man patiko tas ir su kitom lėlėm namus ten joms statyti ir panašiai. Ir siūt rūbus. Tai buvo tų žaidimų tiek daug, kad lėlės turbūt įeitų kaip mergaitė. Supynės, aš labai mėgdavau ant supynių daug laiko praleisti ir mes ten susigalvodavom visokių irgi žaidimų vaizduotės, ten kaip lenktynės mes ten žaidžiam, dar ten kažkas vyksta. Žaisdavom karą mes su broliais, pusbroliais, lakstydavom ir žaisdavom banditus ir policininkus ar kažkas. Mes žaisdavom indėnus. Jo, o pas mus būdavo banditai, vagys ir policininkai. Jo, tai mes ten pasidarydom netgi, neturėjom žaislinių pistoletų, jeigu. Tai mes pasidarydom juos iš medžių, ten su vienim susikaldom, ten tokius. Tai irgi be galo fainas žaidimas ir štabas buvo pas mus irgi, kai tu paminėjai, tai labai juokinga, nes mes turėjom ir štabą įsirengę ten. Ir tai jau čia kokį 3, 4 būtų iš tų visų gumytė, tiek daug valandų praleista. Ir turbūt neatmesiu pirmos konsolės, kai atsirado, kaip ji pakeitė gyvenimą irgi mūsų. Tai ta pajungiama prie televizoriaus ir Mario, ir tankučius, kaip mes žaisdavom. Skirtumas tas, kad ji neatėmė viso mano laiko ir aš vis tiek eidavau į kiemą. Ir tai tik buvo trumpas epizodas. Ir kažkur tai tavo dienoje pereiti žaidimai buvo, jo. Tu susistabdydavai, paskui ten kažką kitą veikdavai. Įdomu būtų, kad kažkas paminėtų savo kažkokį tai irgi, galbūt ko mes čia net neužsiminėm. Buvo šiaip įdomu prisimint, buvo įdomu pakalbėti, buvo įdomu palyginti kažkiek tai su tuo, ką mes kaip įsivaizduojame, matome šiais laikais, šio laikinę kartą. Visas kartos fainas, visas turi savų paslapčių. Ir turbūt brandumas ateina tada, kai tu tom paslaptim pasidalini. Tai mes čia labai daug pašnekėjom, nes tikėjau, kad
taip visapusiškai mes čia apeisimės, galvoju, pakalbėsim apie tai, kaip tu ten karą žaidėjai, kaip aš ten kažkokį tai multiką paminėsiu, kokį žiūrėjau. Ir nei vieno nepaminėjau, Dragon Ballas mano turbūt įsimintiniausias Drakonų kovos anime, beje, pakeitė mūsų vaikystės realybę. Brolį žiūrėjau Penkiukę, aš žiūrėjau Candy Candy ir tai labai skiriasi nuo Nupagadi. Tai mūsų vaikystė buvo pakeista japoniškų animacinių filmukų. Tai aš galvoju, mes tiek ir pakalbėsim, bet pakalbėjom biškį plačiau, pasižiūrėjom ir iš perspektyvos šių dienų. Tu tai labai puikiai per savo vaikus matai. Kaip kitaip ši karta auga, vystosi ir jau beveik brandžiom asmenybėm tampa. Tai ačiū tau ir aš kviečiu visus dalintis savo patirtimis. Taip, labai būtų įdomu išgirsti. Jūsų prisiminimus. Ar buvot susilaužę ranką, ar buvot nusibrozdinę, ar perskaitėt knygą, kuri pakeitė jūsų gyvenimą, pamatėt animacinį filmuką, kur troškote būti tuo herojum, tai tiesiog galite visą tai paminėti, surašyti ir mums bus įdomu pajusti tą tokį grįžtamą ryšį. Tai ačiū, mėgaukitės, klausykite ir iki kito karto. Iki, Silvija. Iki.